2004 metais, kada Vilniaus miesto savivaldybė pasirašė sutartį su Ozo pramogos dėl šitos teritorijos vystymo, buvo šalia sąlygų pastatyti Siemens areną, pastatyti taip pat vandens pramogų parką, taip pat buvo sąlyga įrengti žalią parką. Darbai yra baigti, tai yra 8,5 hektaro iš šitos teritorijos grąžinta Vilniaus miesto savivaldybėm, tai yra Vilniaus miesto nuosavybė esanti žemė ir įrengtas 8,5 hektaro miesto parkas. Žaidimų zona, apie kurią kalbėjom šitoje vietoje. Ir va čia kelias, kuris apvažiuos dar ir įsijungs į Kalvarijų ir Geležinio Vilko. Kas yra svarbu, šis parkas iki šiol neturi pavadinimo. Tai kviesim vilniečius, kad pasiūlytų gerų idėjų. Šitą tašką. Bet jeigu pradarius, mes galėtume... Taip, prakirtus mes paleisim iš namų.